Ram. Muzika. Važiuoju. Mano vardas Šarūnas, aš esu šou režisierius ir klipo režisierius kartu su LA Rock My Body. Klipe yra bene 5 skirtingos scenos, 5 skirtingos istorijos, bet pasikalbėjau su Egle, su LA, supratom, kad klipas tai yra apie pokytį, kokia Eglė buvo ir kokia jinai dabar ateina į naują etapą. Žaidžiame su tais įvaizdžiais. Klipe daugiau einam per impresionistinės scenas, per emocinės scenas ir visa logika eina per spalvas. Iš juodos Eglės einam į baltą ir jį žaidžia 2 charakterius. Stipriausia dalis čia yra choreografija. Eglė nereali šokėja yra, labai džiaugiuosi matydamas ją, kaip jinai fainai juda. Sunkiausia dar prieš akiją, sudėtingiausia scena bus Eglės gimimo iš pieno scena, tai reiškia terpė, iš kurios galima atgimti iš naujo. Tai Eglė balto vandens, balto pieno terpė atgims iš naujo. Liauškė, dėmesio. Kilo idėja sukurti dainą Eurovizijai ir labai faina, kad pavadinimas gimė iš karto su melodija, su pirmom natom. Tai na 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 na, atsimenu ir iš karto kažkaip man dar buvo I just wanna rock your body, bet paskui, kai jau kūrėm tekstą, supratau, kad bus my body. Choreografas, šokėjas ir vienas iš Momento agentūros prodiuserių. Choreografija kūrėsi tikrai ne vieną dieną, kūriau jai kažkur apie mėnesį. Norėjosi padaryti labai įdomių judesių, kad jie būtų muzikalūs. Kūrėme iš tikrųjų su visa komanda, tik ir pati Eglė prisidėjo prie kūrybos. Šokėjai yra labai stiprus, dirbame kiekvieną dieną, dirbame ant sinchrono ir Eglutė labai stipriai šoka, taip kad laukiame pasirodymo. Kas buvo sunkiausia, kuriant choreografiją, tai atrasti tą bendrą kompromisą, nes choreografija buvo iš pradžių padaryta kiek sunkesnė, tačiau pagalvojame ir apie outfitus, ir apie aukštakulnius pas Eglę, tai reikėjo šiek tiek paprastinti, bet nepaprastinti. Tai reiškia, kad choreografija nesuprastėjo, bet vizualiai atrodė visai gerai. Šokėjai, dėkojam jums.